Sveiki visi, šiandien mes kalbėsime apie pointerius. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Jūs iškart tikriausiai pastebėjote, kad tai ne C#, o kažkuria kita kalba. Ir iš tikrųjų taip ir yra, tai pas mus C++. Aš noriu jums parodyti kelis pavyzdžius su C++, nes C++ leidžia mums išvesti informaciją apie pointerius. Ir pradėsime mes nuo to, kad išteiškinsim, o kas iš vis yra pointeris. Tai kaip jau aišku iš pavadinimų, pointeris turi rodyti kažką. Ir iš tikrųjų, pointeris saugo adresą atmintyje, kur pas mus yra duomenys. Tai mes galim sukurti kažkokį kintamąjį A ir galim pažiūrėti, kur tas A guli, jeigu mes prie A parašysime ampersand ženklą. Ampersandas ištrauks adresą mūsų kintamojo ir parodys, o kur atmintyje jis guli. Ir po to mes išvesime ir tiesiog A kintamąjį. Ir kaip jūs galite pamatyti, adresas atrodo taip. O dabar aš sukursiu pointerį. Jeigu aš noriu sukurti pointerį, prie tipo aš turiu parašyti žvaigždutę. Žvaigždutė nurodo, kad mūsų kintamasis P saugos adresą tipo, kuris yra parašytas prieš tą žvaigždutę. Ir jeigu čia aš tiesiog išvesiu P, tai mes pamatysime būtent tą adresą, kur yra saugomas mūsų kintamasis A. Bet kaip mums iš to pointerio ištraukti tą skaičių 50, kuris ten yra pas mus saugomas? Mes turime prieš P parašyti žvaigždutę. Tai reiškia, kad P saugo kažkokį adresą ir mes norime gauti reikšmę, kurią guli pagal tą adresą. Ir paleidus kodą dabar, mes gaunam identiškus printus. Padarysime dabar atvirkščiai, kad rodiklytis eitų į kairę pusę ir dar papildomai išvesime adresą pačio mūsų pointerio. Nes jeigu yra pas mus kintamasis, tai jis turi būti kažkur saugomas. Ir paleidus tą kodą mes matome adresą, kur saugomas yra mūsų pointeris, informacija, kuria yra saugoma viduj mūsų pointerio ir informacija, kuria yra saugoma pagal tą adresą, kuris yra saugomas viduj mūsų pointerio. Skamba sudėtingai, bet kai jūs tai suprasite, bus labai lengva dirbti. Bet iš tikrųjų, jeigu jums į C# prireikia dirbti su pointeriais, tikriausiai jūs arba gerai žinote, ką darote, arba jums to daryti nereikia ir galima rasti kitą sprendimo būdą. Ką mes galim dar sukurti, tai mes galim sukurti pointerį į pointerį ir į tą pointerį į pointerį išsaugoti adresą mūsų pointerio. Tai, ką mes čia matome, žvaigždutė rodo į tą tipą, kuris yra iš kairės pusės nuo tos žvaigždutės. Tai tas pointeris žiūri į kitą pointerį, o tas pointeris jau žiūri į intą. Ir čia mes galim padaryti tokį dalyką. Jeigu mes tiesiog tai pabandysime išvesti, tai pamatysime mūsų pointerio adresą. Jeigu mes vieną kartą parašysime žvaigždutę, tai mums atgal ateis adresas, kurį saugo mūsų pointeris. Bet jeigu mes parašysime dvi žvaigždutės, tai mes gausime tą adresą, kurį saugo pointeris ir po to vėl naudojant tą žvaigždutę, mes paimsime tą saugomą adresą ir iš jo jau ištrauksime reikšmę. Ištrauksime tą skaičiuką 50, kuris pas mus buvo. Ir ta operacija vadinasi dereferencing. Kai mes iš referenso, iš adreso gauname reikšmę. Ir paleidus tokį kodą mes matome ir papildomai adresą, kur yra saugomas pointeris į pointerį. Ir taip galima daryti iki begalybės. Ir žiūrėti į didesnį kiekį adresų. Bet dabar reikia pakalbėti apie tai, o ką mums duoda tie adresai. Tai mes galim pasakyti, gerai, aš noriu paimti būtent tą lauką, kur yra saugomas mūsų skaičius 50 iš kintamojo ir įrašysiu ten 100. Ir po to, kai aš bandysiu išvesti kintamąjį A, aš pamatysiu jau ne 50, o 100. Būtent dėl to, kad aš turiu adresą to kintamojo A, aš galiu pagal tą adresą nueiti ir pakeisti ten tą reikšmę. Tai taip tai veikia. Bet kaip mums parašyti tokį kodą C#? Mums reikalingas unsafe blokas, kad mes galėtumėm tai padaryti. Bet jeigu mes taip parašysime unsafe, pas mus įvyks eroras, kuris sakys, kad nesaugus kodas neleidžiamas. Mes turime nueiti prie projekto nustatymų ir pakeisti flagą. Čia iškart prie paieškos galim parašyti unsafe. Ir matome, kad čia yra varnelė, kurią mes galim paspausti. Arba kitas variantas, iškart iš kodo tai padaryti. Tiesiog Ctrl taškas ir leidžiam unsafe kodą. Ir po leidimo, kaip matote, eroras išnyko. Ir mes galim padaryti lygiai tą patį. Parašyti x, pasakyti, kad mes turėsime pointerį į x, išvesti tą rezultatą per pointerį, atlikus dereferencingą, pasakyti, kad dabar mes tą pointerį pakeisime į 20 ir išvesime x. Ir kaip matote, tas kodas tikrai veikia ir mūsų kintamasis pasikeitė. Ir dabar jūs suprantate, kad kai mes kalbėjome apie reference tipus, to tipo kintamieji saugoja tik adresą pačio objekto, kur jis pas mus guli atmintyje. Mes tarkim, jeigu mes sukursime kintamąjį P2 ir jam priskirsime P, po to aš prie P2 priskirsiu Y reikšmės adresą ir jį pakeisiu, padarysime pakeitimą čia,
tai mes pamatysime, kad x pas mus dabar yra 20, o y reikšmė pas mus yra 30. Ir jeigu aš per p2 pakeisiu tą reikšmę, tai p vis tiek žiūrės į tą patį kintamąjį. Ir matys, kad ta reikšmė pas mus pasikeitė. Tai dabar jūs žinote, kaip veikia pointeriai. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote. Lauksiu jūsų kitoje pamokoje.